grįžę į mano kanalą ir šiandien aš čia dėl to, kad noriu pakalbėti apie savo mėgstamiausius maisto produktus. Šiuo metu aš juos esu labai pamėgusi, man jie suteikia daug džiaugsmo ir man jie taip patinka, kad sugalvojau tokiu penketuku pasidalinti kartu su jumis. Tad norėčiau pradėti nuo šio vilkiškių jogurto. Man jis yra mėgstamiausias jogurtas jau kokie gal 3 metai. Ir tai yra vilkiškių jogurtas su persikais. Jis yra, tiesiog paprastas persikinis jogurtas su persikų gabalėliais. Ir žinau, kad parduotuvėse yra daug jogurto persikų skonio, bet šis yra labai švelnaus skonio, nei trupučiu nerūgštus, labai saldus. Galim pradėti iš arčiau. Štai. Aš jį labai dažnai valgau vieną arba su kokia nors bandele. Dar jis labai gerai tinka su kitu mano mėgstamiausiu maisto produktu. Tai pilno grūdo pūsti rudieji ryžiai Root Health. Čia nėra jokių priedų, nėra jokių nėra jokių kitokių dažiklių ar konservantų, nėra jokių pridėtinių saldiklių, tiesiog nieko nėra. Čia tiesiog yra pūsti rudieji ryžiai, kurie labai skaniai dera su, kaip ir minėjau, šiuo jogurtu. Bet taip pat juos galima valgyti su paprastu natūraliu jogurtu, prisimesti kokį nors uogų, jų mėgstamų. Tai taps nuostabiu desertu. Čia gausu skaidulinių medžiagų, baltymų bei angliavandenių. Šioje pakuotėje yra 225 gramai pūstų ryžių ir jie atrodo štai taip viduje. Čia yra toks langutis. Šios dėžutės man užtenka, jeigu vieną valgau vieną kartą, gal pusantros savaitės, manau. Šios pūstus ryžius aš jau esu rodžiusi pernai, birželio mėnesio favorituose ir minėjau, kad jie labai gerai tinka vietoj sausų pusryčių ryte, nes jie yra tikrai žymiai sveikesni negu sausi pusryčiai. Tad tikrai jums juos rekomenduoju pabandyti, jeigu dar kas nebandėte. Po mano video, tai po šio tikiuosi, jog pabandysite. Trečiasis mano mėgstamiausias maisto produktas tai yra šie kukurūzų dribsniai be gliuteno. Aš juos pirkau gana neseniai, bet jau spėjau suvalgyti beveik visą dėžutę. Man jie labai patinka, juos tiesiog užsipili pienu ir tiesiog valgai. Aš net jokio cukraus nesibarstau, nieko nededu, nes jie ir taip yra skanūs. Juos, aišku, be abejo, galite valgyti ir su visokiom uogom, nebūtinai kaip aš be nieko. Tai štai šilčiau. Pirkau Rimi parduotuvėje. Šie dribsniai yra vokiški ir jie, kaip ir minėjau, yra be gliuteno. Kas ieško sausų pusryčių šiek tiek sveikesnių ir be gliuteno, tikrai rekomenduoju jums šiuos dribsnius. Sekantis mano atradimas tai yra šis toast batonas. Prancūziškas, kaip matote, jis yra skrudinimui. Bet aš jo neskrudinu, man nepatinka skrudinti. Galbūt šiek tiek keista, kad aš valgau paprastą batoną, bet jis nėra paprastas. Kiek aš esu ragavusi įvairiausių batonų, tai šitas skonis yra tiesiog kažkoks kitoks. Kai aš pirmą kartą jos paragavau, man labai patiko ir jos kvapas man labai patinka. Tikrai kitoks negu kitų batonų, nežinau, labai skanus. Atrodo, aš vieną galėčiau valgyti. Vieną kartą taip ir dariau. Bet aš ant jos labiausiai mėgstu užsitepti braškių džemo ar sviesto ir pasibarstyti šilauogių. Taip pat galime naudoti kitus džemus ar susikurti savo receptų. Ant bulkos daug kas, manau, pasireiškia meniškai. Aš irgi tą mėgstu daryti. Ir tai yra puikus batonas, nuostabus batonas pusryčiams ar pietums. Šis toast batonas yra naujiena, aš jį parduotuvėse aptikau labai neseniai ir nusprendžiau pasiimti, tiesiog išbandyti, kuo jis čia kitoks, prancūziškas. Tai yra mano jau 3. batonas. Ir taip, kas neatradė dar savo mėgstamos bulkos,
Tai tikrai rekomenduoju išbandyti šį taus prancūzišką batoną ir galbūt jūs jį įsimylėsite taip pat kaip ir aš. Ir mano paskutinis atradimas, kuris nelabai yra maisto produktas, tai yra arbata Lipton Time to Relax. Aš ją nusipirkau labai neseniai, bet jau tiesiog spėjau įsimylėti. Jinai yra levandų, liepžiedžių ir ramunėlių skonio atpalaiduojanti arbata. Nežinau, kaip apibūdinti, kokia skani jinai yra. Aš tiesiog nusprendžiau nusipirkti pabandyti, nes aš ieškau savo mėgstamos arbatos, nes vis dar nesu atradusi. Ir manau, kad tai bus jie. Ir manau, kad mano paieškos baigėsi, nes aš atradau ją. Štai galiu projekti ir pakelis viduje, kaip atrodo. 20, štai tokių arbatos pakelių. Štai. Kokia. Kadangi ši arbata buvo tokia skani, tikrai, manau, išbandysiu ir kitų skonių tokias arbatas. Tikiuosi, kad jūs bent kiek sugundžiau jos taip pat paragauti ir jūs tikrai, manau, nenusivilsite, kas mėgsta levandas, ramunėlės bei liepžiedžius, tai manau, tikrai jums turėtų patikti šią arbatą. Ką tikiuosi, jog šio video metu jūs užsinorėjote valgyti, nes aš bent jau tai tikrai ir dabar eisiu, manau, pasidaryti sumuštinį su arbata. Tikiuosi, jog jums patiko mano rodyti produktai ir susimatysime kitame mano video. Iki!